Sveiki, mes esame Olandijoje. Mes tai aš ir Simas. Sugrįžimas į Pietų Afrikos vloginimą. Tai mes varim į Kibucinaks varžybas. Jos vyks Belgijoje, bet buvo pigiau atskristi į Olandiją. Tai varėm į Olandiją, išsinuomavom nesveikus ratus. Ir dabar važiuosim į Belgiją ir startuosim varžybose. Abu bėgsim 5 kilos. Pagalvojau paskutinę minutę, kad visai reikia įamžint, nes galimai mano sezono paskutinis pitakas, o Simas, manau, gali visai kietai pavaryti. Vis geriau bėga sezonui einant, jis pats gal pakomentuos, bet aš taip turiu gerą nuojautą. Artėja vis link Lietuvos rekordo. Čia daug pressure jam, bet pagalvojau, kad verta įamžinti visą šitą kelionę. Kaip dėl pačių varžybų, tai vėl abu nesitarę užsiregistravom, pamatėm viens kitą setlistę ir tada susirašėm, kad reikia kooperuotis ir nuomotis ratus, nuomotis būstą. Dėl pačių varžybų pernai čia Giedrius buvo, aš buvau čia užpernai, bet bėgau trumpesnę distanciją, 1,5 kilo. Ir panašu, kad rytoj pagaliau turėsim gerą orą, nebus per karštą. Tik 19 laipsnių. Jo, kas buvo pirmuose startuose, tai palankios sąlygos kažką nuveikti. Giedriau, kur mes randamės? Nežinau. Ką vėliava sako? Belgija, Olandija ar Vokietija? Teisingas atsakymas. Belgija. Grįžom po Šeikauto, prasibėgom virš 4 kilų. Ką valgyti, mes pirmai? Prieš varžybas pavalgyti kažką. Ne, čia prieš varžybas, čia bus rytoj, nes visą dieną oro uoste leisim, tai jau reikia iš anksto galvot, keliais žingsniais į priekį. Kaip pradinukai išleisti į ekskursiją. 10 minučių rinkomės pardavėjas jau mus žiūrėjo, galvoja, kad tam voksim kažką, bet galų gale nusipirkom. Šiaip oras žiauriai geras, biškį gal vėjuota, bet manau vakare turėtų aprimt. Tai kol kas džiaugiamės sąlygom. Galvoju, Modestas startuos 400 bėgs, mes čia ne vieni lietuviai. Taip, shout out Modestai, sėkmės. Jo, jau kaip įkeltas video bus, jau žinosim, kaip pasisekė. Taip. Tai šiaip čia žiauriai visur lygu, labai smagu bėgiot Belgijoje. Visai susidomėjau galimybę atvažiuoti čia pusė maratono ruoštis, pusiau juokaudamas, taip pagalvojau. Bet jo, oras fainas, jaučiamės puikiai, manau. Tai varžybos aš startuosiu 9:07, Simas 9:25 kažkur atskiruose bėgimuose. Abu esam bėgimų savo kaip ir topę kinda, tai manau visai įdomi dinamika bus. Aš visai, manau, patenkintas savo bėgimu, tai tikrai excited. 10 balų. Turintys griežti atletai, o visi kiti bus pasaulio rekordas. Nes deimantinėje lygoje jau pastebėjome nesykį, kuomet yra pajėgus vedliai, kuomet kažkas. Na čia galime išvysti istorinį rezultatą, lieka mažiau 100 metrų. Finišo tiesioji tribūnos. Bus, Džošas Keras, koksgi bus galutinis. Žinai, kaip YouTube'ės workout'e. Ar bus pasaulio rekordas ir taip, jis yra pagerinamas Džošas Keras. Džošas Keras padaro tai, apie ką kalbėjo garsiai Britų žiniasklaida, ekspertai, Aš sakiau, kad nebus socialiniuose 3 ant 2 lygiai, bet aš nesakiau, kad nebus rekordas. Simai, tu... Nors gal ir sakiau. Ką aš sakiau? Aš sakiau, kad bus. Sumušom. Vieta.
Puikiai Giedriau laikai taip. Giedriau taip ir dirb grupeliai. Užsikabink ir laikai. Pakentėk Giedriau, bus geras laikas, varai. Artinkis prie jo. Varai Giedriau, pakentėk, viskas, jau nebedaug. Marja Valen, personal best. Giedriau. Paskutinę vakarienę valgau. Ką sėdim dabar Gdansko paupy, geriam kavą. Indišką light roastą. Pirmas įspūdis labai neskani. Aš dar neragavau. Tu pasakysiu. Tai žodžiu, mes turim persėdimą, skridom iš Eindhoveno į Gdanską, 6 valandas laukti kito skrydžio, tai nusprendėm, kad visai būtų smagu pasivaikščioti po miestą. Taip, ekspromtu sugalvojom. Tai net jau iškart išlipus iš mašinos pasirodė, kad tikrai pasiteisino šitas sprendimas, gražus oras. Esu čia buvęs prieš keletą metų, gal 5 metus, tai fainas miestas. Tai va, netikėtai atsidūrėm Lenkijai. Ir aš išlipau iš lėktuvo ir tiesiog išėjau negalvodamas ne į transferį į kitą skrydį, o tiesiog išėjau kur į miestą išėjimas, bet tiesiog 5 valandos miego ir suprantu, iškart pasimato, ant kiek neadekvatus gali pasidaryti su mažai miego. Jo, šiaip visas rautas ėjo, tai labai buvo lengva pasimesti, gal mes tik keli nuėjom į tą Connecting Flights skyrių. Apie ką mes šiandien Giedrius dabar pasakys savo vertinimo kavos. Ar geresnė nei Taste Map'e? Ne, Taste Map'o kavos tikrai taip lengvai nepralenksi. Bet labai džiaugiuosi užsisakęs cinnamon roll ir pamatęs, kad kaip mano galva dydžio, tai bus papietauta. Mūsų tikslas čia pakalbėti apie varžybas, tai aš pirmiau pradėjau, bėgau antrame pagal stiprumą bėgime. Dar įsikišiu greit, labai gaila buvo, kad visiškai nemačiau tavo nieko, nes kadangi tavo bėgimas prieš mano buvo, tai kol tu bėgai, aš grynai kalrūme turėjau būti ir kai aš tik išėjau iš kalrūmo, kaip tik tave pamačiau jau po rungties, tai tik spėjau paklausti, kaip Simui sekės ir tada iškart jau pats prie linijos stojau. Jo, lygiai tas pats man, prieš tai buvęs bėgimas ten visai geras buvo, iš 13 minučių išbėgo Portugalas Pinto. Rekordą nacionalinį pagerino, tai aš pamačiau tik tai užfiksuotą laiką ir jų jau net nebuvo. Tai tiesiog viskas taip sudėliota, kad vieni kitų nelabai ir galėjom pamatyti. Tai žodžiu, bėgimas mano gal turėjau didesnius lūkesčius, nes ant popieriaus viskas tikrai gražiai atrodė. Paceriai iki 3 km turėjo būti 7,57 pirmi 3 km, 2 paceriai, Wavelightas, viskas labai tvarkingai ir grupelė ta mūsų bėgusių tikrai tokia visai pajėgi. Tai visas bėgimas ant 13,15 turėjo būti. Tai žodžiu, o gavosi taip, kad nelabai sekiau ratų, aišku, sekiau įvykius, kas vyko, bet paceriai gana greitai baigė savo darbą. Tas paceris, kuris turėjo iki 3 km nuvesti, gal po pirmo su trupučiu kilometro dingo kažkur. Kitas šiek tiek dar bandė vytis Wavelightą, bet nesėkmingai, tai žodžiu, mes gan greitai likom vieni. Tada tai aš išeidavau į priekį, tai ispanas, tai japonas, tai dar kažkas, tai vis laik toks lengvas chaosas buvo ir likus 800 metrų 2 bėgikai pabėgo ir aš likau labiau dėl 3 vietos kovoti. Tai galutinis laikas 13:28, tikėjaus geriau, savijauta iki paskutinių 2 ratų buvo gana gera, bet tada kažkaip labai jau mane ten atjungė. Ir gavosi kaip gavosi. Tai va. O iš mano pusės, tai pas mane turėjo ar buvo vienas paceris, kuris iki 2 km turėjo vest.
bet prieš varžybų pradžią toks prancūzas, ne prancūzas, ispanas, kuris turi gana gerus laikus ir aš jį pažįstu iš ten senesnių varžybų, jis priėjo prie manęs ir pradėjo, taip nežinau, skatint, hypint. Ir sako, davai, kai nusims paceris po 2 kilometrų, vienas kitam padedam po ratą, pasikeičiam ten tipo aš, tu, 2 kanadiečiai, dar ten šitą slovėną tokį pakalbinom, tada grynai mane tiesiog užkalbino ir įkalbėjo ir pasidaviau visiškai jo propagandai. Tai nežinau, aš visada nuo linijos gana greitai pakylu, iškart, greit sureaguoju tiesiog, tai aš visada labai ant pacerio galiu iškart atsisėst. Ir šitose varžybose tai buvo, kad iškart pradėjom bėgti ir aš bėgu antras ir to pirmo paklausiau, tu paceris, sako jo, ir taip gavosi, kad aš grinai ant to pacerio taip ir... Bėgimo metu? Jo, atsisėdau ir viskas kaip ir okei buvo, labai lygiai ant švieselių tų ėjo, tai 2 peisų. Prabėgau 1 kilometrą, jis toks šiaip mažiukas buvo ir biškį toliau bėgo nuo linijos ir vienoj pusėje labai vėjas jautėsi, tai toks jausmas, kad ne idealiai jis man uždengė, žinai, toks jausmas, kad aš antram geriau uždengiau ir peisinau, nei jis man. Ir jau šiaip 2 kilometrų pabaiga buvo, tai koks 1 kilometras 600, 1,8, jau jaučiau, kad iš tikrųjų nėra man tą peisą lengva laikyti. Ir aš net po 1,6 kg gal parodžiau tam ispanui, kad jis eitų jau į priekį ir jau net pasidarė biškį tarpelis. Ir toks, nežinau, blogai pasijaučiau, kad aš bėgu priekį ir jei aš dabar dropinu nuo peiserio, tada visi dropina. Bet tu man rodai video, kad ten kiti net buvo dropinę dar ir nuo manęs ir nuo to ispano jau. Tai, tikrai gana aštrus tas peisas buvo mūsų bėgimui. Ir žodžiu, kai peiseris nusiėmė po 2 kilometrų, tas ispanas iš jo, dar jis ten truputį bandė laikyti, bet matė, kad jis vienas, visiškai su juo neina. Ir tada kažkaip po truputį lėtėjom. Kiek aš žinau, tai pirmi 2 kilometrai buvo po 2,2, tada 3 kilometrai buvo kažkur 80, tai reiškia, kad 3 kilometras buvo kažkur 2,04. 2,5, 2,6 turbūt ir po to po truputį taip toks lėtėjimas tiesiog gavosi. 4, 2,2 kažkas tokio ir paskutinis kiek jau ten gaunasi. Neįsivaizduoju, bet žodžiu, ten vis taip gavosi, kad liko 4 ratai ir aš jau jaučiau, kad mano rankos visiškai tokios sunkios, pilnos, negaliu sakyti pilnos laktato, bet tokios labai sunkios, žinai, kur jau susimu kalbėjom, kad toks jau kai pasieki tą stadiją, jau gana sunku sugrįžti būna. Nebėra kelio atgal, jau geriau nepasidarys. Ir toks realiai visas varžybas negalėjau užsikabinti su niekuo. Jei kažkas aplenkė, iškart paleidžiu, visiškai trauka dingo, tiesiog toks prasideda, nežinau, plaukimas pasroviui ir tiek. Tai nežinau, gal čia mano klaida, kad jau ne pirmos varžybos. Iš pradžių ten atrodo vienose tai karšta, tai kitose vėl kažkas. Visose, aišku, karšta gana buvo. Tai čia tokios atrodė jau geros sąlygos, tas vėjas kažkaip galvoju, manęs ten per daug nepaveiks. Ir jo, visada atrodo ant to pačio kabliuko užsikabinu, kad per greit truputį pradedu. Ir aš, pavyzdžiui, kalbėjom su tuo slovėnu, kur subėgo 13,36, kur, visai turbūt asmeniniai subėgo. Tai sako, tu tipo crazy, kad ten priekį tai pušinai, kad ten, sako, tokios sąlygos. Jis turėjo omeny tą vėją turbūt. Mes gal jaučiam atsakomybę, kaip ir, pavyzdžiui, vienoj išėjo paceriai į priekį ir nieks neina paskui juos. Ir mes tada dviese bėgam už pacerio, nors ten iš tikrųjų globalų turėtų bėgti. Kur olimpiečiai bėga už mūsų. Jo, tai gal jauti atsakomybę, kad žmonės ten
dirba savo darbą. Ir niekas neseka. Jo, čia nėra kažkokios, nežinau, tu gali laimėti tas varžybas, ten nėra kažkokie dideli pinigai ir panašiai, tu atvažiuoji dėl laiko. Tai man irgi buvo keista vakar bėgant, kad paceriai, kai jau dingo, ten jau viskas, vis tiek mes blaškėmės ir kai kurie išeidavo į priekį ir bandydavo tą tempą tiesiog numušt. Tai kai mes kovojam ten dėl 15, 16 ar kelintos vietos, nes ne pagrindinis bėgimas, tai labai keista, kad ne visi atvažiuoja ten pabandyti tą gerą laiką pasidaryti, bet tiesiog kažkokius ten taktinius savo dalykus daryti. Tai dėl to ir tas bent jau mano bėgimas toks daugiau chaotiškas, nes daug tų visokių lenkimų, lyginant, pavyzdžiui, vienai atrodo, tu užsikabini, bėgi, apsilenki, susirandi kitą žmogų, užsikabini ir taip ir jėsi toliau. O čia gavosi taip, kad ten vienas kitą per visur lenkia ir labai toks netvarkingas bėgimas. Iš mano pusės tai turbūt, ką dar norėjau pasakyti, kad irgi jei tavo tikslas, vienas dalykas tai neturėtum visada bėgti pagal savo asmeninį, turi kažkiek vis tiek labiau adekvatus būti, ką tu tą dieną gali subėgti ir turbūt žingsnis po žingsnio turėtum eiti. Jei vienose varžybose subėgai ten 13 kem 5, gal nėra pats protingiausias būdas mirti gyventi ant 13 trimeit nuo Aišku, mes čia tokiose varžybose nelabai turim pasirinkimo. Pavyzdžiui, mano bėgimas buvo ant 13:15, Giedriaus ant 13:30 ir viskas. Jeigu tu planuoji bėgti lėčiau, tai bėgsi galbūt vienas. Aš manau, jei būčiau bėgęs ne pirmas už pacerio, būčiau bėgęs labiau gal tada ant gale, tai būtų buvę ant 3:5 labiau paces. Ir manau, viskas tu okei buvę. Ir aš ir šiaip pasibės, kad man tas progresyvus truputį. Ir jo, antras dalykas, ką norėjau pasakyti, kad jei nori subėgti 13:30, tarkim, tai nereiškia, kad visi kilometrai taip ir turėjai 2:2, 2:2, 2:2, 2:2, 2:2. Turbūt normalu, kad ten progresija bus kem 4, kem 4, ten kem 2 ir paskutinis gal 2:3:8, tarkim. Aš irgi visiškai tokį scenarijų rinkčiaus. Po kelias sekundės lėčiau nuo to norimo rezultato. Arba pavyzdžiui, 2:3:9, 2:4, 2:2 ten ir paskutinis vėl ten 3:8. Čia gal ir šitų wavelightų dalykas, kad tu turi bėgti nuo pat pradžių tuo tempu suplanuotu, bet jo. Bet šiaip varžybos geros, palyginus kiek sąlygų turėjom šiais metais įvairių, ten karščiai ir panašiai. Čia šiek tiek vėjas jautėsi, aišku, 12,5 rato, tai pakerta kažkiek tas vėjas, išmuša iš ritmo, bet atmosfera, pati organizacija, viskas, žiauriai faina. Ne pirmi mūsų kartai čia, tai man tai tikrai patinka šitos varžybos. Čia, žinai, galim kaltinti ten kažkokią galbūt savo savijautą ar kažkokius taktinius sprendimus, bet pačios varžybos, tai kaip matėm, pirmam bėgime iš 13 minučių išbėgo, tai bėgti galima, vadinasi. Mano bėgime žiauriai daug asmeninių buvo, tai tikrai viskas, manau, buvo įmanoma, bet kaip ir kalbėjau su tuo, pavyzdžiui, slovėnu, tai sakė, jis nustebęs buvo, kad aš taip agresyviai bėgau, kai jis ten 12 vietoje pozicijoje buvo ir tada galiausiai progresyviai, žinai, ten užjudėjo į priekį ir subėgo galiausiai asmeninį. Tai. Jo, bet čia vis tiek, čia ne kova dėl medalio, ne čempionato bėgimas ir kad pabandai bėgti drąsiau, tai turbūt čia tik sveikintinas dalykas. Tik, aišku, kažką išsineši ateičiai ir tiek, ir kitą kartą kažkaip galbūt kitaip kažką darysim. Tęsim toliau savo sumuštinių valgymą. Kelionės, nuotykios. Dabar kitos varžybos Lietuvos čempas. Turbūt gal ir video pratęsimas bus iš Lietuvos čempo iš Palangos. O ką ten bėgsim, dar nenusprendėm. Turim tik kelias dienas. Nežinau. Čia labiausiai nuo Simo priklausys turbūt. Jau čia kelias dienas būnant tiek aš, tiek tu sekam rezultatus, kiek Simui yra realu patekti į Europos čempionatą. Tu dabar esi realiai antras už brūkšnio. Po šitų varžybų tikėtina būsiu trečias už brūkšnio. Tai turbūt Lietuvos čempionate reikės pasistengti, kad
tie 50 bonus taškų prisidėtų prie gero rezultato ir kad šiek tiek Padidintum savo šansus arba priartėt, arba bent jau, kad kiti tavęs neįstumtų. Jo, tai Nes kai tu esi antras už brūkšnio, jei vienas ar du atletai nebėga, nusprendžia kitą rungtį bėgti arba traumuoti yra ar kažkas, tau realiai vis dar gana realų šansai patekti. kaip supratot, Lietuvos čempionate laukia 3 km kliūtinis. Tai jau Lietuvoje, dabar 7 vakaro po 7:20, Susimo jau atsiskyrėm, išskubėjom namo, tai išlipę iš lėktuvo nesusimatėm, griebiu Sparką ir važiuoju namo ir susimatysim Palangoj turbūt.